Sveiki, turim mano vėl mėgstamiausią darbą - ekrano keitimas. Šį kartą biškai darysim kitaip, šį kartą bus ekrano restauravimas. Čia yra MacBook Air 13 M2 modelis, bet taip pat ir M3 modelio ekranas restauruojamas. Tai va, iPadas įkaito, dabar nuimsim šitą apvadą. Čia sena matrica, o čia matosi skilimas. Išsivalėm klijus senus, susiklijavom naują dvipusę lipnią juostelę. Turim naują matricą, bandysim ją dabar montuoti. Dabar mums reikia pašalinti šitą metalinę plokštelę. Dabar nemėgstamiausia mano dalis, tai išvalyti reikia visus senus klijus. Tai gal dar irgi biškai pakaitinsiu, lengviau nusivalys. Tai klijuojam naują dvipusę lipnią juostelę. Kas gerai po restauravimo, veiks trūtaunas, tiesiog viskas veiks taip, kaip originaliai veikia. Dar kartą gal pasiemam dangtį, nusipučiam dulkes kartelį. Čia yra geroji dalis, kad čia nieko valyti jau nereiks, čia tiesiog yra plėvelė apsauginė užklijuota. Taip lengvai įsistumia, taip negali imti ir bum, taip jos užmesti, įsijungia. Valio. Pažiūrėkit, kaip gražiai. Jokios šiukšlytės, nieko. Uždengiam kamerytį ir pažiūrim, ar veikia apšvietimo sensorius. Veikia. Ir dar galima ką patikrinti. Pažiūrėti, ar veikia kamera. Prikelsim matricą, kad galėtumėm lipnių juostelę ištraukti. Taip, o dabar surinkam. Nu ką, paskutinis testas. O, veikia. Ir kuo gerai šitas remontas, jis yra šiek tiek pigesnis, nors atrodė greitai, bet jis trunka 4 valandas. Įprastai detalės turim vietoj, tai nereikia, jeigu užsakinėjom originalų ekraną, tai nereikia laukti apie savaitės 2. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot.